Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Senjorai kviečiami mokytis. Kad kūrėjams mokestinius įsipareigojimus vykdyti būtų lengviau, pataria mokesčių inspekcijos specialistai. Krekenavickiai įsirenginėja pliažą. Rekonstruotas futbolo akademijos stadionas. Šiandien miesto suaugusiųjų mokymo centre atvirų durų dienos renginių rudens pasirinkimai prasidėjo tradicinė kasmet šįsyk jau 12 kartą rengiama suaugusiųjų švietimo savaitė. Šiais metais jis skiriama 21 amžiaus švietimo aktualijoms. Ypač kviečiami senjorai. Atidarydami šios savaitės pirmąjį renginį norim pristatyti savo veiklas, supažindinti tuos, kurie ateis į mūsų centrą su formaliojo ugdymo galimybės mūsų centre. Tai yra, galime organizuoti ir organizuojame ir stacionarų, ir neakivaizdinį, ir savarankišką mokymąsi. Yra modulinis mokymasis populiarus tiem, kurie nebaigia pagrindinio ugdymo, nes tai yra be antramečiavimo, mokosi atskirus dalykus, tiek kiek jie gali, kiek jie turi laisvo laiko nuo darbo, nuo šeimos. Nusprendę šią savaitę apsilankyti suaugusiųjų mokymo centre, susipažins ne tik su mokymosi aplinka, bet ir įsitikins, jog mokytis niekada nevėlu. Juolab, kad siūlomas platus spektras neformaliojo ugdymo programų. Tai ir lietuvių valstybinės kalbos mokymą, ir konstitucijos mokymą, užsienio kalbų mokymą suaugusiems 50+, vadinam, kadangi tikrai vyresniem amžiaus žmonėm jaunimas išvyksta į užsienį, tenka bendrauti su anūkais ir tos užsienio kalbų atnaujintos žinios tikrai reikalingos. Taip pat siūlysime elektroninę bankininkystę, nes manom, kad irgi šiuolaikiniam technologijom reikia naudotis, reikia mokėti. Ir menui, nuotaikos reljefai ir lyno raižiny, muzika universali žmonijos kalba, taip pat siūlo matematikos taikymą gyvenimiškose situacijose, sveiko gyvenimo receptus, ažūriniai medžio raižiniai ir fizinį tobulėjimą. Suaugusiųjų mokymo centre šiandien mokosi 640 mokinių. Tačiau švietimo įstaigos vadovė viliasi, jog sulauks ir gausesnio norinčiųjų dalyvauti ir kitokiame, ne vien tik mokslo baigimo dokumentu besibaigiančiame procese. Mokymosi visą gyvenimą idėja – realybė. Dirbantieji savarankiškai, dažniausiai mokesčių inspektorių teigimu toks yra kūrybinis arba mokslinis darbas, turi dvi galimybes vykdyti mokestinės prievolės. Arba įregistruoti individualią veiklą, arba su juridiniu asmeniu sudaryti autorinę sutartį. Prieš renkantis vieną iš dviejų kelių, patariama gerai apsvarstyti, kuris konkrečiu atveju tinkamiausias. Tai yra individuali veikla, laikoma, kad gyventojas gauna B klasės pajamas, nuo kurių pats savarankiškai turi sumokėti ir apskaičiuoti mokesčius. Išimtis taikoma tuo atveju, kai autorinė sutartis sudaryta su juridiniu asmeniu, su kuriuo siejami gyventojo ir darbo santykiai. Kai gyventojas nėra įregistravęs individualios veiklos, išskaičiuoti ir pervesti visus mokesčius į biudžetą pagal autorinę sutartį tenka juridiniam asmeniui. Kitaip tariant, gyventojas tokiu atveju laikoma, kad gauna A klasės pajamų. O atsižvelgiant į tai, kuriai klasiai A ar B priskirtinos gyventojo pajamas, atsiranda atitinkamų skirtumų, deklaruojant pajamas, taikant papildomą metinį neapmokestinamąjį dydį, taikant gyventojų pajamų mokesčio lengvatas. Pabrėžiama, kad gavus pajamų pagal autorinės sutartis, nepriklausomai nuo to, ar individuali veikla įregistruota ar ne, neapmokestinamas pajamų dydis netaikomas. Jis taikomas tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms. Tačiau papildomas neapmokestinamas pajamų dydis už vaikus taikomas. Gavus pajamų tiek pagal autorinę sutartį, tiek už individualią veiklą. Be to akcentuojama autorinio atlygio specifika, kuriai būdingas nereguliarumas. Tais mėnesiais, kuriais gyventojas pagal autorinę sutartį jokių pajamų
negauna, jam atsiranda prievolė pačiam savarankiškai susimokėti už tuos mėnesius privalomąjį sveikatos draudimą. Jeigu gyventojas nepriklauso jokiai kitai draudžiamųjų privalomų sveikatos draudimo kategorijai. Tai, pavyzdžiui, gyventojas niekur nėra dirbantis, neturi jokios sutarties, jokia kita veikla neužsiema ir tik tai sudarinėja sutartis autorinės su juridiniu asmeniu, kuris jam pagal sutartis, pavyzdžiui, 2-3 kartus per metus išmoka autorinį atlyginimą. Reiškia, yra eilę mėnesių, kai gyventojas jokių pajamų negauna. Tada atsiranda jam prievolė pačiam savarankiškai draustis privalomuoju sveikatos draudimu už tuos mėnesius ir tie 72 litai, kaip savarankiškai besidraudžiančiam, reikia sumokėti įmokos kodu 1901 iki einamo mėnesio paskutinės dienos. Vis dėlto mokesčių inspekcijos specialistų teigimu, jei metams pasibaigus paaiškėja, kad iš autorinio atlyginimo išskaičiuota ir sumokėta bendra privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma viršija 864 litus, permoka pateikus metinę pajamų mokesčio deklaraciją grąžinama. Krekenavos gyventojų bendruomenės tiltas iniciatyva tvarkoma viena gražiausių miestelio poilsio zonų prie Nevėžio upės vingio. Vietinių ir iš miesto atvažiuojančiųjų pamėgta vieta jau šią vasarą atrodys visiškai kitaip. Čia numatoma įrengti, žinoma, kadangi esam prie upės, vyks maudynės. Tai bus 2 persirengimo kabinos. Pasimaudžius upėje reikės ir pasportuoti. Tai numatyta įrengti pliažo tinklinio aikštelė. Toliau visas tas atėjimas iki tos Nevėžio upės, stengiant apsaugoti gamtą, numatomas pėsčiųjų dviračių takas. Nežinau, kaip čia pasiseks su važiuotais, ratuotais susitarti. Tačiau, kad nepakenkti gamtai, aplinkai, žodžiu, pėsčiųjų ir dviračių takas. Kad galėtų šeimomis atvažiuoti, pailsėti, maudytis ir su draugais. Taip pat bus dar pavėsinės, dengta pavėsinė, stalas, suoleliai ir atvira, jeigu tai saulėta diena būtų ir panašiai. Gyventojų bendruomenės tiltas projekto finansuojamo europinėmis lėšomis vertė 100 000 litų. Jau gauta dalis pinigų, už kuriuos bus pradėti paruošiamieji darbai. Iki naujų metų turim padaryti už tuos gautus pinigėlius 19 000. Tai dabar neužilgo turi vykti viešieji pirkimai ir kas laimės viešuosius pirkimus turi atliks tuos darbus, kuriuos galim atlikti iki montavimo darbų. Žodžiu, bus medienos suolelių gamyba, tą, ką pagaminsiu, pavasarį bus montuojama. Poilsio zonoje ketinama pastatyti 4 metrų aukščio apžvalgos bokštelį, kad į vaizdingas apylinkes būtų galima pasižvalgyti iš viršaus. Krekenaviškiai džiaugiasi, jog pagaliau istorinė tiesa bus atkurta. Senesnieji sako, jog anksčiau čia irgi buvo pliažas, netgi visi 2 – moterų ir vyrų. Panevėžio futbolo akademijos stadione baigti atnaujinimo darbai. Įrengtos 1089 kėdės žiūrovams, atsarginiams žaidėjams ir 4. teisėjui. Pakeista šiuolaikiška danga, sutvarkytas apšvietimas. Todėl jau vyksta treniruotės vakarais. Šitą visą padaryti nebuvo taip paprasta. Iš tikrųjų, aš kaip futbolo akademijos direktorius labai esu dėkingas paruošiant dangą, skiriant Lietuvos futbolo federacijai, prezidentui Liutaurai Varanavičiui ir generaliniam direktoriui Juliui Kvedarui ir šiaip visai Lietuvos futbolo federacijai, kuri mus daug ko parėmė. Taip pat, aišku, labai dėkingas esu Panevėžio miesto savivaldybei, administracijos direktoriui, merui, tuo metu buvusiam ir visiems žmonėms, kurie suprato mūsų poreikį ir padėjo. Taip pat esu dėkingas visiems paremiantiem mus bet kuo. Sakykime, patys suprantat, kad šiais laikais biudžetinė organizacija yra tokia, kuri yra nepelno siekianti ir negali kažkokių tai pinigų skirti papildomai. Tai mūsų žmonės parema ir supranta ir mums labai padeda. Iš tikrųjų, visiems neišskiriant nieko norėčiau padėkoti už tai. Kitąmet futbolo akademija ketina įrengti bent 240 vietų dengtą tribūną, įsigyti švieslentę. Gerėjant treniruočių sąlygoms, sako futbolo akademijos direktorius, siekiama ir aukštesnių tikslų. Mums taip pat labai
džiugu yra pasakyti tai, kad futbolo klubas Ekranas gali treniruotis ir šitą aikštę atitinka 2 žvaigždučių lygmenį. Tai yra tokia aikštė, kad gali žaisti netgi UEFA čempionų lygos rungtynės. Aišku, priklausomai kokia aplinkui yra infrastruktūra. Bet šiaip pati aikštė savo profesionalumą atitinka visas šitas reikalavimus. Ir mes tikimės, kad Lietuvos futbolo federacijos licencijavimo skyrius leis, jau atkreipęs dėmesį visą mūsų indėlį į šitą stadioną, leis pavasarį žaisti futbolo klubų Ekranas čia rungtynės ir jiems nebereikės važiuoti į Marijampolę ar kažkur tai kitur, kur yra po stogu šitos dirbtinės aikštės. Lietuvos jaunimo rinktinė, įsitikinęs Darius Butkus, draugiškas rungtynes galėtų taip pat žaisti šiame stadione.